Традиційне віленське пальми, виконане przez пальмярkę з Вільна, і пісанки, малюване przez литewską artystkę ludową, od środy zdobią korytarze Departamentu Policji w Wilnie. Dzisiaj przedstawia swoje prace, swoje palmy, różne, każda inna. Specjalnie to przywoziło się tak, żeby nie powtarzali sobie, żeby każda inna była. Jasne, nie ma tyle tu miejsca, żeby przedstawić tyle, ile my możemy, bo to ich tam setki u nas, ale minimalnie, no i takie wybrane same. Robienie palmy to już jako sama przyjemność. Ale sama praca to kiedy wysiewanie, zbieranie, suszenie, malowanie, a potem tylko już robienie tej palmy. W moim domu to 400 lat robię palmy. Prababcia Rosalia robiła, moja babcia Janina, moja mamusia robi palmy, Danuta, no i teraz ja. Mam nadzieję, że moje córki też będą. Mes tikrai esame ne vieną tokią parodą surengę, tiek mes rengiam pačių policijos darbuotojų įvairių, tiek piešinių, tiek nuotraukų, tiek kažkokių molinių, drožinių parodas, tiek rengiam šiaip žmonių, kurios arba jie šiek tiek susijęs su policija, arba yra tema kažkokia artima kažkokiam šventėm. Tai dabar, kadangi artėja Velykos, tai iš tiesų mes manome, kad šita paroda pradžiugins tiek pačius policijos darbuotojus, tiek lankytojus. Tikrai mes neskirstome žmonių nei pagal tautybę, nei pagal kažkokius kitus dalykus, tai mums nesvarbu, ar jis yra lietuvis, ar Lenkas, ar Rusas, ar Baltarusis, tikrai tai nesvarbu. Svarbiausia turbūt yra žmogaus darbai, pats žmogus, jo asmenybė. Labai stengiuosi, kad išmoktų, kadangi tai labai paprasta. Ateina pas mane pasimokyti, išmoksta marginti margučių, jį nusimargina, nusidažo ir išsineša. Taip, kad čia viskas labai paprasta. Žinoma, gal taip jau labai meniškai nepadaro pradžioj, bet tai visur reikia įgūdžių. Stengiamės organizuoti po kokią 5, 6, 7 parodas į metus. Tai yra tikrai jos skirtingos, mes kviečiam iš visos šalies menininkus, kadangi, kaip minėjau, siekiam 2 dalykų. Vienas dalykas, kad lavint savo darbuotojus. Tai yra, kad jie matytų meną, kad jie būtų geresni, kad jie įsijaustų į žmogų. Kitas dalykas, per šitą, matydami tą meną, ir mūsų lankytojai policijos departamento, tikiuosi, kad jie tampa geresni.